Nors deficito laikai atrodo jau baigėsi, rasti tinkamą medžiagų tiekėją nelengva užduotis. Net tada, kai jau žinai, ko nori, o šiuo konkrečiu atveju iš ko bus statomos naujų namų sienos, gauti norimą kiekį medžiagų konkrečiu laiku irgi iššūkis. Niekas pigiau jums nepasiūlys nei fabrikas. Mes irgi bandėme belsis į fabriką, bet gavome tiesiog neigiamą atsakymą apie tai, kad mes privalome pirkti tik tai iš jų atstovų, nes pats fabrikas blokelių dėja, bet nepardavinėja. Gerai, turime techninius parametrus, tada pradėjom rinktis, žiūrėtis, kokią įmonę rinktis, kuri tieks mums blokelius į gintarinius vakarus projektą Palangoje. Mums labai svarbu buvo kaina, kaip ir visiems kitiems, bet prie kainos pridėsiu labai svarbų dalyką, tai yra pristatymo grafikas. Mums labai svarbu, kada pristatys. Kad bus geresnė kaina ir pristatys už pusmečio, mums jau netinka. Mums reikalinga, kad vyktų pagal mūsų nustatytus grafikus. 2 kriterijai jau turi atitikti mūsų užklausą. Ir trečioji – atsiskaitimas. Mums labai yra svarbus atsiskaitimas. Galbūt mes pigiau gausime keliais eurais blokelį, kad va štai, imkite, aš jums 2-3 eurais ant kubo parduosiu pigiau, bet atsiskaitimas iš karto. Mums netinka. Papasakosiu labai trumpai kodėl. Atsiskaitimas tik tai per banką ir tik tai darant pavedimą. Reiškiasi, mes gausime pinigus tik tai atlikus tam tikrą funkciją. Kol nebus sienų, dėja mes negausim pinigų. Pastačius sienas, atėjęs techninių prižiūrėtojų, užfiksavus, kad yra atliktas faktas, užprotokolavus, išsiuntus į registrų centrą, tik tada mes saugiai gausime pinigus, nes mes norime apsaugoti ir patį pirkėją. Namo pirkėjas nori miegoti ramiai, tai yra ramaus miego statybos. Turime Klaipėdoje vieną iš didžiausių statybinių medžiagų aikštelių, todėl sandėliuojam ne tik blokelius ar ten statybinius mišinius, taip pat sandėliuojame čerpes, šiferį, plieninę stogo dangą, kas yra žmogui labai patogu, kad padarius užsakymą, jisai didžiąją dalį prekių gali atsimti praktiškai tą pačią dieną, arba mes galim suorganizuoti pristatymą, kur artimiausiom dienom bus pristatyta. Nereikia laukti, kol atvažiuoja iš centrinių sandėlių ar tiesiai iš gamintojų. Tai yra žmogui didžiulis privalumas. Dirbant su vystytojais, su stambesnėm statybinėm organizacijom, tai teikiame tokią paslaugą, kad paskaičiavus bendrus kiekius yra galimybė įsigyti blokelius, kuriuos mes po to pas save sandėliuojame, ar tai būtų mėnuo, net iki 2 mėnesių mes tą paslaugą suteikiam nemokamai ir tada į statybų objektą blokeliai važiuoja jau pagal tiekimo grafiką, iš anksto suderinus. Tokiu būdu vystytojam ar organizacijom tampa lengviau valdyti statybinius procesus. Tad kainos kriterijus tikrai nėra vienintelis. Kai kalbam apie nemažą objektą, tinkamų medžiagų pristatymą sutartu laiku, kad statybos vyktų sklandžiai, yra nemažiau svarbus.